Sveiki! Šiandien ir vėl aš kviečiu jūs pamąstyti. Šiandienos klausimas yra labai įdomus ir aš manau, kad jis labai aktualus šiandien mums visiems. Klausimas skamba taip. Kas mes esame kaip tauta? Koks mūsų tautos identitetas, kažkokios unikalios savybės, kokie bruožai, koks išskirtinumas, kuo mes išsiskiriam iš kitų tautų. Vat pavyzdžiui, visai nesenai išėjo Vilniaus reklama. Žiūriu šitą reklamą, kuri skirta pasauliui parodyti mus ir galvoju, kur toje reklamoje buvo mūsų kažkoks išskirtinis bruožas, unikalumas, savitumas. Viskas, ką aš pamačiau, tai tarybinių laikų demonizacija ir dabartinių vakarietiškų laikų idealizacija. O kur mūsų yra kelias? Kokiu mes keliu einam? Aš kažkodėl turiu tokį vidinį pajautimą, kad mes dabar einam visiškai ne savo keliu. Kad kelias, kuriuo mes einame, yra ne mūsų ir visai mums netinkamas. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad mes nykstame. Gyventojų vis mažėja ir mažėja. Tuo tarpu į mūsų kraštus vis daugiau ir daugiau atvyksta imigrantų. Ir imigrantų ne tik tais iš broliškų mums tautų, bet ir iš tolimų tautų, kurie, kaip čia pasakius, kurie yra visai kitokios rasės, užaugę visai kitame klimate. Aš vis tiek manau, kad visi mes esame žmonės ir nei viena rasė nėra aukštesnė ir žemesnė, bet aš kalbu apie mūsų kaip tautos palengvą nykimą. Įsigelbėjimas iš to pražūtingo išnykimo, manau, yra atsakyti savo į klausimą, surasti savo viduje, kas mes esame. Ir tada, jeigu mes atsakysim, kas mes esame, mes galėsim pradėti eiti savo keliu. Ir manau, tada mes išliksime. Žiūrint į mūsų praeitį, jinai vaizduojama labai nevienareikšmiškai. Oficialūs šaltiniai išvis teigia, kad mūsų protėviai buvo barbarai, beždžionės, tokie visokie laukiniai, ten aukojo savo vaikus, garbino stabus ten ir taip toliau. Pasigilinus giliau šitą klausimą, galima surasti ir kitų versijų, kuriuose teigiama, kad kaip tik mūsų protėviai buvo labai išmintingi, jie be galo mylėjo gamtą, jie labai jautė, jie saugojo. Ir ne tai, kad garbino gamtą, kažkokį tai medį, buką, stabą ar kažkaip taip, o garbino gamtą kaip Dievo kūrinį. Jeigu tu garbini Dievą, tai ir viską, ką jisai sukūrė, tu jį gerbi. Ir ne tai, kad garbino, bet turbūt tiesiog turėjo ryšį su ta gamta.
Šiandien dauguma lietuvių vis dėlto gyvena miestuose. Atitrūkę nuo tos gamtos. Šiandien vis dėlto masiškai kertami mūsų miškai. Vat visa laimė, kad dar galiu pavaikščioti čia, kur dar yra šiek tiek medžių likę. Bet ką gali žinot, gal rytoj visi šitie medžiai jau bus iškirsti. Ar lietuvis turėtų saugot savo gamtą? Žemę vertint, kurioje gyvena. Kokia iš vis buvo idėja, aš vis mąstau, kokia iš viso buvo idėja tos mūsų, sakykime, nepriklausomybės, kai mes iš karto tapome priklausomi. Kai mes pradėjom pardavinėti savo žemę, savo miškus. Bet aš bandau tai suprasti. Man kažkaip vis dar yra nesuvokiama. Kaip galima visą tai tiesiog parduoti, iškeisti kažkokią prabangią mašiną į kažkokį tai vilą Ispanijoje ir ten važiuoti gyventi. Tai tada kaip čia gaunasi? Tai va, aš nenoriu daug filosofuoti, aš nenoriu net įsmerkti tų žmonių, kurie kerta miškus. Tikrai ne. Aš tiesiog noriu pamastyti, kodėl mes visą tai darome, dėl ko mes visą tai darome. O svarbiausia pamastyti, o kas aplamai mes esame. Jeigu mes esame visos šitos gamtos dalimi, šitos žemės, kur gyvena mūsų protėviai, tai ar naikindami šitą gamtą mes nekenkiame patys savo? Ar nekertame medį, ant kurios auga mūsų būsimos kartos? Mūsų būsimos kartos gyvens jau dykumoj, kirtavietėse? Aš labai tikiuosi, kad ne. Tačiau man kažkaip jau jausmas yra, kad pats savaime šita problema, mūsų nykimo problema tikrai neįsispręs. Ir būtent aš šitą mūsų nykimo problemą kviečiu spręsti nuo klausimo aplamai, kas mes esam kaip tauta. Koks yra mūsų uždavinys, koks mūsų unikalumas, dėl ko mes aplamai egzistuojame ir esame. Prašau, visų pamastykime apie tai ir pasidalinkite savo mintimis komentaruose. Ačiū Jums.